Senai nekėliau open mic'o vlogo, kas įvyko, per 3 mėnesius vaikščiau toliau skirtingus open mic'us, tai parodysiu iš jų 3 ir šiek tiek daugiau, kas įvyko pas mane per skirtingas dienas, nes norėjau dėti šiek tiek daugiau savo veiklos. Tai važiuojam. Labas vakaras. Pamiršau stovą, tai reikia pasiimti iš mašinos, aš pamiršau raktelius, reiškia aš einu raktelių. Gerai, rakteliai yra. What? Žodžiu, šiandien yra daug stuff, kurį reikia vėl padaryti ir aš nieko nenoriu daryti. Tai yra, turiu dabar montuoti porą video įmoniai. Buvo įvykusios peržiūros, kurias reikėjo atsižvelgti ir pakeisti tam tikrus dalykus. Tai dabar einu padaryti bent kiek įmanoma suspėti demontuoti, tada įsiųsiu jiems tuos pakeitimus. Gausiu nuostabų patvirtinimą ir reikia skubėti važiuoti. Jo, pradėjau montuoti įmoniai, ten reikia skirtingus klipus, skirtingi dalykai, už tai gaunu pinigus. Kažkada atsimenu, senesniam vlogė buvau minėjęs, kad noriu pradėti daryti kažką, padėti įmonėms ir iš to užsidirbti. Ta pradėjau daryti, bet problema, kad biški būna kartais iššūkių ir biški kartais nesuprantu, kaip kas ką daryti. Kaip tu šama, kokiu būdu tu išjungi, aš nesuprantu. Kiaurai sienas, kas čia per programą, what the f... Ok, žodžiu, kas įvyko, aš ką tik pataisiau video, kuriuos aš montavau anksčiau, tai dabar jie tiesiog yra pataisyti po visų tų peržiūrų. Dabar kas yra, tai aš turiu eiti persirengti ir varyti į universitetą. Ir tenais turime kažkokią marketingo pristatymą, kur mes žiauriai insane pavarėm ir padarėm iš gyvos praktikos pardavimų, tai turime tą pateikti ir nuo to važiuoti toliau. Įsėdom į mašiniuką. Turiu savo artimiausiu metu pasimti mašiną ir šitos padangas šitiek nusleidinėja, tai turime šitą pripūtiklį, nes, biški negerai. Tai reikia pripūsti. Jibas! Daug veiksmo per kiekvieną dieną yra. Visą laiką kažkas suknistai vyksta. Šiuo atveju dabar universiteto atsiskaitimas. Prezentacija. Tai ką tai reiškia? Nieko nereiškia. Man reikia tenais praegzistuoti. Ir šitas užimtumas žiauriai kenkia vaikščioti į open mic'us. Like, oh my god. Tai užkarta ir tipo, jeigu ir aš galiu varyti į open mic'ą, aš būnu toks pavargęs, kad man varyti jį tiesiog, aš nejaučiu jokios energetikos, aš tiesiog nulūžęs. Jo, pavargtai pavargęs, nes vis tiek tenais, kai tu ten, nežinau, turi filmuoti, universitetas, darbas, papildomas darbas, džimą nori nuvaryti pavaikščioti, tai yra gana varginantis dalykas po to vaikščioti į maikus, tu tiesiog pavargęs būni. Ir vis tiek pasirodė nulūžusiam, tu perteiki save tiesiog ne taip energetiškai, kaip galėtum. Bet žinot, kas padeda pakelti nuotaiką? She said she's from the island, come around and see you shining. Now I need you by my side, can you show me how? She said she loves the island. Wait to papa, maybe to wait to papa. Wait to papa. Papa, wait to lâcher ses doigts. Et moi, il faut m'aimer. Žodžiu, važiavau į paskaitą universitete, nes reikėjo ten, svarbu, mes turėjom pristatyti projektą. Ir tada po to manęs laukė open mic'as. Žodžiu, buvau paskaitoje. Paskaita buvo gana ilgoka, nes mes darėm prezentaciją, kur turėjom parodyti savo reklamas ir pirmos vietos negavom. Daug generatinom probably 3 in revenue. Ten, aišku, subjektyvų paskaičiuoti biškai dėl tam tikrų skirtingų dalykų, bet visai interesting praktika.
Dabar turės būti open mic'as, kurio aš dėja negaliu nufilmuoti. Basically dabar susirašiau bairius iš anksčiau, iš dabar paimprovizavau, sudėjau, bandžiau Delfi paskaityti, labai nuobodu, tai tada išjungiau ir dabar eisiu parepetuosiu kokias 10 minučių, aš tingiu permastyti kažką, tiesiog susidėti, kur tu matai premisą ir punchline'ą ir ant vietos tiesiog tu jį paimprovizuosi, bet tiesiog žinoti esmę ir tuos tam tikrus raktažodžius, kurie yra svarbus, kad bairis pavyktų. Tai galėsiu rašyti tik tais audio ir tada eis dar kitas chronoboras. Tai žodžiu, aš paskaitose prabuvau ten kokias kiek valandų, nežinau, gal 4, gal 5 valandas, I don't know. Tai va, bet dabar reikia išlikti kūrybingu, nepasimes kažkiek ir tiesiog va, išjapint viską. Tai jo. Labas vakaras. Noriu pašnekėti šiek tiek iš Tinderio pusės. Yra toks vienas niuansas, pavyzdžiui, aš turiu kokius apvalinkim, gal 20 laikų, kažkas tokio. Ir man labai įdomu pamatyti, kas yra tie žmonės, ar ne? Aš, pavyzdžiui, gal net sumokėčiau už Tinder Gold. Bet ką būtent pati programėlė padaro, jinai tau parodo vieną žmogų su vardu, nors jis yra užblūrintas. Problema, kad vardas yra Nerijus. Ir man jau kaip ir nereikia įsivaizduota, ne, nu, tipo, blūras yra man taip aišku. Bet kur ateina problema, kad jeigu aš sumokėsiu už Tinder Gold, aš bijau, kad tie likę 20 laikų nebus irgi moteris, žinot. Šiaip aš vaikystėje, kai buvau mokykloje, vaikščiau į tikybos pamokas, bet aš nebuvau tikintis. Ir žinot tą taisyklę neoficialią, kur jeigu mokytas vėluoja 15 minučių, tu gali išeiti namo. Tai aš jau kažkur likus 2 minutėm prieš pradėjau savo maldą varyti. Ir tada atėjo mokytoja. Ir tipo, ironiškai ir šiek tiek iš kitos pusės aš pradėjau tikėjimą. Tai vat šitie kai kurie bairiai yra tokie vat sausau. Esmė, kad turi išlikti pagrindė pradžioje apie tai, kad nori pašnekėti, tada įtampa apie ką tu, tipo, kas turėtų būti atskleista ir tada relief, tas momentas, kur tu žmonės sužino naują dalyką. Tai yra ideali struktūra, tuo metu aš dar tiek to nepagavau ir vis dar mokausi, bet tai pasiekė geriausią tą juoką, probably. Bet apart visų šitų maikų, kuriuos aš minėjau, noriu parodyti šiek tiek plačiau. Tai ne viskas labai faina ir gana varginančias dienas. Pavyzdžiui, aš einu dirbti pas senelį ūkį, sodę, nežinau kaip įvardinti. Žodžiu, ir kaip veikia šitas visas procesas, tai tu paspaudi starto mygtuką ir dedi čia. Arba labai bloga, nes drėgnas medis, nu, bet ką padarysi. Žolės. Kelionė, aš keliauju į kelionę. Žiauriai tingėsi, tipo, aš atsikėliau iš pačio, nu, tipo, taip iš ryto, bet kur aš vos nepramiegojau, paėmiau bananą ir su tuo bananu net nesuvalgiau. Tipo, turėjau iškart šokt, kad spėt. O šiandienos darbai yra būtent prarvėt man tos krūmus, kur dabar nešu tas žolės išnešt. Ir tada mulčiavimas. Tai reikės dar tą padaryti. Ir bendrai kažkur atidirbti apie 6 valandas. Ir po visų šitų darbų grįžti namo reikia, prasiprausi ir kas tada? Tiesiog iš karto šauni į kitą open mic'ą. Žodžiu, varau iki Mako susitikti su Ignu, nes nieko nevalgiau, čipsų neužtenka. Nu, kaip ir užtenka gal, bet nu, Mako šiaip irgi nenoriu, bet tiesiog nueisiu. Ja. Ir tada reikės varyti open mic'ą. Tokia situacija, tai jeigu... Anyway.
Va. Ir tada pyksta, kad niekas nekalba prie jo, tik tai jis kalba. Gali būt, Aš visą laiką turiu kalbėti, niekas kitas nekalba. Galėt, nukrito vėl mikrofoną. Iš tų bairių, kuriuos irgi dabar, va, tarkim, eisim šnekėti. Aš seniai šiaip negirdėjau to. Tai jo, mes kartu į bendrą open mic'ą neėjom jau God knows kiek laiko. Žinot, lėktuvai, ar ne? Aš kažkada prieš metus buvau skridęs lėktuvu ir mane stardesė pastadino prie durų. Ir tipo, aš nelabai supratau, sako, tu turėsi atidaryti duris. Aš galvoju, kodėl aš turiu skristi pirmas iš lėktuvo, žinot. Pastebėjot, kad darbo biržoje nėra pasiūlymų į darbo biržą. Ir aš jaučiu, kad prieš tai buvo šita sistema, bet tada atėjo paklausė, koks atlyginimas. Ir pasakė, nu tai taip pat, kiek išmoka kitiem duodam. Okay. Ačiū visiems. Jo, pavyzdžiui, su tuo bairiu, kur aš pasakoju apie darbo biržą, premisas, pati pradžia, kad tipo, darbo birža ir darbas, manau, gera idėja, aš tiesiog jas neišvyščiau ir po to ir ją ir palikau. Bet yra potencialo tai idėjai, gal reikės kad nors sugrįžti. Bet po open mic'o, vietoj to, kad varyti tiesiog šaut miegot, variau toliau kurti tiktokus, reelsus, nes toks iššūkis su Ignu, ten turim tiesiog toliau grindint ant video. Tai grįžau naktį ir turėjau nufilmuoti vieną. Pabodo narkotikai, ne problema. Sušniokoj, tai yra įtrauk druskos ir jinai visiškai padės tau atsipalaiduoti. Jo, nu, bet rezultatai yra rezultatai, kokie ten, bet jo. Ir dar vienas open mic'as, kurį aš turėjau, tai buvo pats vienas iš artimiausių. Kadu, pagaliau, po šitiek laiko. Tai atsikėliau ryte, turėjau ruoštis egzaminui ir tuo pačiu prie egzamino turėjau ruoštis ir maikui. Pabudau, dabar 10 valandų. Nieko nenoriu daryti, man mokiausi vakar egzaminui, dar šiandien reikia mokytis egzaminui. Į vakare maiką reikia nuvaryti, bet man sukas galva, nes turi mokytis vienam, bet paruoš bairius kitam. Jo, tai reikia eiti prasibudinti. Olfu, biški random situaciją, bet tipo, man sako, kad aš sulaužiau šaukštą. Tipo, šitą gal. Bet jūs noriu pasakyti, šitą aš sugebėjau? Kaip aš turėčiau dėtis batą, kad jūs juokaujat? Dabar eisiu pasimokysiu egzaminui, nes tiesiog reikia jam prakalti kiek įmanoma, nes man bus jisai rytoj, bet buvo kadu open mic'as, kur aš negalėjau pesinti, nes jų nebuvo jau gal, nežinau, kokius 3 mėnesius ir nieko negalėjau padaryti. Buvo random mini mic'ai, kur aš vaikščiau, ten galėjau rašinėti tik tai savo audio. Ir maniau, kad tai nebus labai įdomus video, tai tiesiog nekėliau. Bet per visą laiką aš vaikščiau jau open mic'us, tai tipo, grindas nesustojo. Bus įdomu pasižiūrėti, kaip pasikeis, nu, tipo, nes jau nelipau ant tos scenos ilgą laiką ir ar bus kažkoks pokytis. Pamenu, kaip aš tiesiog pradžioj netgi sužinojęs ant dieną ar kiek prieš, kad tipo bus maikas, tiesiog šikiai kelnis. Bet dabar tiesiog man kažkada irgi anksčiau yra buvo, kur tipo, man egzaminas prioritetas. Tai aš turiu dabar jam iškalt. Tai žodžiu, aš tai pavalgysiu pusryčius, pažiūrėsiu, nežinau, random epizodą whatever kažko, ir eisiu kalt. Tada vėl chill, tada kalt. Ir iki tol, ko reikės jau ruoštis važiuoti į maiką. Link to momento kažkur vėliau aš susižiūrėsiu, ką man iš viso pasakot. Ok, the good news, pasirašiau egzui, kiek išeina. Pasimokysiu dar naktį vėliau, po open maiko. Minusas, turiu tik 2 bairius. Ką toliau pasakot nežinau, pasižiūrėsiu iš tai, ką pasakau anksčiau. Pabandysiu atsirinkti, gal kažką naujo pakepsiu. Jo, reikia dar nufilmuoti 3 tiktokus, 3 reelsus. Nes anksčiau, kai buvau daręs challenge'ą visus metus kiekvieną dieną, dabar yra po 3 į savaitę, bet šį kartą buvo išskirtinis kartas, kur reikėjo ten 2. Žodžiu, liko dar 3. Jo,
3 reelsai ar 3 tiktokai, tiesiog jie būdų keliu, bet esmė reikėjo dar juos papildomai padaryti. Ir juos nufilmavus iš karto turėjau šauti mašiną, kur buvo žiauriai šalta ir varyti kadu. Nesimato dūmų, ne dūmų, garų, gal kažkiek. Žiauriai šalta, šildau mašiną, beje, kitas mašiniukas, of course. Tiek laiko praėjo, kad aš jau net neatsimenu, ko aš nesu pasakojęs. Bet jo, žiauriai šalta, tuoj iššils ir tada čiuožiu. Gerai, gali sakyti, aš be striukės, tai todėl, bet nežinau. Labas vakaras, bučkai nereikia, ačiū. Žodžiu, man jau 21, bet aš atsimenu, kai man buvo 18 metų, aš baigiau mokyklą, varėm su visi su chebryte atšvest. Ir po to tenais jie visi jau susirado savo darbus, visi savo veiklą. Bet aš galvoju, kad reikia po baliaus, 18 metų, viskas baigęs. Reikia atšvest, nuvaryti, pavyzdžiui, aš norėjau nusipirkti cigarečių, galvoju, viskas, man 18, aš galiu pirkti. Ir aš nuvarėjau parduotuvę, nueinu paimu tas cigaretės ir man pardavėjas ateina, sako, atsiprašau, man reikia patikrinti jūsų dokumentą. Ir šiaip man netrukdytų, bet aš ateinu, sakau, seni, mes klasiokai, mes tą pačią mokyklą baigėm. Mes vakar tūsnomės, tu man vakar cigaretę siūlei. Sakiau, ne, tu skai ne, parūkysim. A pats buvai girtas. Norėčiau pabūt kokiu faru irgi sustabdyti, važiuojam su mašina, ateinu, ten, po kur važiuoju, tik seniai, turi teisės, aha, bet gerti negali, mes vakar baigėm mokyklą. Aha. Žodžiu, tipo, atsimenu, kai dabar, kadangi pabaigiau mokyklą, galima jau, kaip čia, visi suras darbą, galima varyti po į kariuomenę. Bet aš pastebėjau, pagrindinis skirtumas toks, ar panašumas, Lidlas ir kariuomenė moka tiek pat. Biški nekeista, ne? Bet, tipo, pagrindinis skirtumas tarp to, kad vienur tave gali nušauti, kitur tu pats nusišausi. Nu tai, tipo, žinot, kaip priimsit. Bet, pavyzdžiui, kadangi atlyginimas toks pat, kažkodėl pagrindinė sudėtingiausia dalis, kad kariuomenė gali patekti lengvai, o į Lidlą beveik neįmanoma. Aš nežinau, ką tu turi civekę parašyti. Kovau Afganistane, su didikėliais. Šiaip žiauriai sudėtinga. Man, pavyzdžiui, pasakojo, atsimenu, kažkada tėvas girtas, tipo, jeigu nori išvengti kariuomenės, sakyk, kad tu esi gėjus. Ir, tipo, aš toks, nežinau, ar tai veiks, tipo, gal anksčiau tai ir veikdavo, bet dabar, jeigu ateičiau ir pasakyčiau, tipo, aš gėjus, tai sakytų, puiku, tai tu pritapsi ten, vien vyrai. Žinok, tavo auditorija. Susidraugiausi, nebūtinai su tavim draugiausi, atgal, bet tu puikiai susidraugiausi. Tai va. Šiaip, dar kas įdomu, pavyzdžiui, tarp Lidlo ir kariuomenės, kur yra geresnis pasirašymas. Nes, pavyzdžiui, kariuomeniai visi keliasi 6 ryto. Lidle visi jau pradeda 6 ryto darbą. Neatrodo, kad geresnis pasirašymas Lidle. Visi jau ateina pasiruošę, reikėtų padaryti 9 mėnesių tarnybą Lidle. Po to, kai man bus kokie jau tenais 80 metų savonukam pasakosiu, nu karaliniškių Lidle atitarnavau 9 mėnesius. Oi, kaip sudėtingai buvo, žinok. Netekam daug draugų. Išėjo iš darbo į maksimą. Ne kažką. Jo. Ir, pavyzdžiui, aš papasakau visą šitą tipo bairį, aš mėgstu papasakoti, tarkim, savo kolegom, papasakau savo vadybininkui visą šitą kariuomenės Lidlo bairį. Ir vieną kartą pavėlavau į darbą ir man ateina vadybininkas, sako, žinai, kuo skiriasi tavo darbas nuo kariuomenės? Sakau, iš vieno galiu išeiti. Tai va, pasilikau darbe. Žodžiu, dar vienas įdomus dalykas, pavyzdžiui, iš mano vaikystės, aš atsimenu, aš varydavau pas močiutę kiekvieną savaitgalį, sekmadieniais. Ir kai aš pas ją ateidavau, įsijungdavau ryte multikus. Ir man močiutė ateidavo, sakydavo, čia yra labai buka, ką tu žiūri tos multikus, čia nieko įdomus nėra, nieko lavinančio. Ir sako, aš jungstu kažką geriau. Ir nuo to momento aš atsimenu, man 12 metų, aš ryte turiu blynai, kakavą ir Hitlerio dokumentiką. Ir aš toks, tipo, sakau, močiut, galiu paklausti, kodėl, tokia, nein. Žodžiu, aš, tipo, sakau, močiutė, kodėl būtent šitą? Ir man sako, kad tu gyvenime klaidų nepadarytum. Atsiprašau, kokias klaidas aš turėčiau padaryti, kad man reikėtų Hitlerio dokumentikos? Ir, tipo, po to, kur aš panaudočiau šitą informaciją? Man ateina draugas paklausė, seniai, gal turi kokią stovyklos idėją? Ir aš toks, jo, sutaupysi. Aha. Žinok, visi savo norų lapą pasirašys. Visi už. Ne visi stovyklai buvo. Aha.
Dar kas, pavyzdžiui, aš atsimenu, mokykloje būdavo vis laik tie peštukai, kurie tyčiodavosi, ar net ten ateidavo, sakydavo visokias nesąmonės, pašaipos. Bet man atrodo, jie turėjo labai didelį potencialą taip gydytojais. Nes tai, kai jie sakydavo, jeigu pakeisi frazę, tipo intonaciją, labai skambės nuoširdžiai. Gal tau su galva negerai? Žinau, gal tau ligoninė reikia? Tau bus pizda. Susitiksim rytoj, per kur? Sveikatui parašiau. Pavyzdžiui, dar kas man gana įdomu, aš atsimenu, kai būdavau kokiai 6 klasėje, aš pasirinkau tikybą, bet aš netikėjau Dievu. Ir pavyzdžiui, vieną kartą nes buvo pas mus toks neoficiali taisyklė, kad jeigu 15 minučių mokytoja vėluoja, tu gali tipo neiti pamoką. Ir mokytoja, atsimenu, jau beveik vėlavo, liko 1 minutė ir aš pradėjau melstis. Aš pradėjau tikėti. Ir mokytoja atėjo, mano visas tikėjimas dingo. Ir tada mokytoja ateina, sako, šiandien apie Dievą, sakau, nėra. Ja, aišku, meldžiaus, kad jos nebūtų, aišku, ir po savaitėse partrenkė. Nu, tai tipo, reikia pasirinkti laikotarpį šiek tiek tiksliau. Tai čia, žinot, žodžių žaismas. Fire! Buvo šiaip žiauri fire, reikia tyliai, nes ten su komedija vyksta, bet šiaip visai nice. Lukas kaip pirmas tikrai labai nice pasirodė, sakyčiau. Buvo beveik visi nauji bairiai, apart vieno, man rodos, kur nepasakau, visą kitą naują. Tai spėju, kad iš to, kad aš nežinau, ar pertikiau save dar taip gerai galėjau, daugiau būtų įsivedęs, man tas egzaminas taip sakyti, aš taip tingiu, bet ką daryti, oh my god. Pala, tu jokiais iš kažką bairių, nes tu beveik nieko negirdėjai. Aš jo, Lidlo su kariuomenė, ir manau, ten galima daug dar praplėsti. Nice. Aš buvau ten dar daugiau pasirašęs, bet aš nebeatsimenu, ką aš ten prirašiau. Bet ten nice, ten tas fire. Jo, šitas palyginimas. Kita tokia, whatever, bet tas įdomus. Jo, čia į taktą puikiai pavyko. Gerai, tai šiek tiek papasakosiu apie save. Aš šiaip turiu vienu dančiu daugiau negu turėčiau turėti. Ir tipo, kai aš einu pas dantistą, jis labai nori išimti tą dantį. Bet tipo, aš visą laiką sakau ne ir noriu pasilikti. Nes tipo, jeigu kažkada varyčiau kovoti prieš stačiatikį, nu tipo, dantis į dantį laimėčiau. Nu, ir čia yra, nes aš nuvariau į kaimą aplankyti savo ten senelių ir tipo, aš matau kai kurios ten kaimiečius, kurie yra be pusė dantų ir aš galvoju, kad jie pateko į tokią kovą ir suprato vidury, kad nelaimės. Nu, tai... Ir man vis įdomu, kodėl tas dantistas taip nori ištraukti dantį. Nu, tipo, aš manau, tipo, mano tokia teorija, kad jie taip ir uždirba. Jie tos dantis pas dantukų fėja, nu, kaip jie ten tokius atlyginimus gauna čia. Keista, žiauriai keista. Dar aplankiau močiutę per šitas kalėdinį laikotarpį yra labai keista, nes jie yra tokia amžiaus, kur jau pradeda auginti vištas. Ir aš nežinau, kaip jie leido, nes jį bute gyvena. Tipo, ten yra tiesiog tos vištas ir tiesiog prižiūri juos. Ir visam tiesiog namui duoda tos kiaušinius. Ir yra labai labai keista, nes, nu, tipo, tada kyla klausimas, tipo, kas atėjo pirmą, ir mano močiutė ir višta, nu, tipo. Gerai. Gerai, ir paskutinė, šiaip yra ta kažkoks keista diskusija ir aš nesuprantu, kodėl iš vis ta diskusija, kad ar pomidoras yra vaisius ar daržovė. Ir čia aš tikrai manyčiau, kad yra labai labai durna, nes pavyzdžiui, kaip mokytas, aš dar niekados nesu užuodęs pomidorų skonio veipo. Tai, manau, būtų galima sutarti. Gerai, ačiū, teik iš manęs. Saugumas svarbiausia pirmiausia ir... Svarbiausia. Jis nesusisekęs. Tai tuoj, palauk, aš nespėju. Oi, nežinau, čia, tikėjausi tikrai geriau, bet čia ilga pertrauka gal tas, bet tragedija man buvo. Pertrauka, tu vakar pasirodė. Nu, bet kada pertrauka, nu, tipo, čia kada yra skirtinga scena. Va? Okei. Tipo, tai... Bet tai kadulnelį turėtų būti lengviau, nes daugiau žmonių. Ne, kaip tik ne, nes didesnis. Aš manau, kad man, kai yra daugiau žmonių, kuo daugiau žmonių, tuo greičiau kalbu. Bet tu turėjai šiaukeisą. Tipo, tai tu neturėtų būti, kad tu jau chill. Gal. Bet, nu ne, bet čia šiaukeisas skirtingo aplinkoje, skirtingai žmonėm. Kodėl tu ant milkus uždėjęs? Palauk, aš negalėjau. Va, žiūrėkite, jis ant milkos, va, čia milka tiesiog yra. Nu ir ką man daryti? Ir jis, nu, bet gal visai gerai. Gal man Patreoną reikia, davai paukokit, nu, nes, tipo, biškį, daugiau. Bet, nežinau, aš tikiuosi, kad gal bus kiek geresnių momentų, nes aš tikiuosi šitais bairiais, jie yra veikia, aš tiesiog, manau, blogai pasirodžiau. Gal ir neblogai, gal aš... Ar geriau už mane pasirodė? Jo. Fuck. Ką man patobulinti?
Pasakysi Bairinus už. Ne, tavo jau jie tobulėna, tipo, tai čia yra per laiką. Aš manau, tau, ką reikėtų tobulinti, tai yra gal tokius aštresnius palyginimus arba tos nukreipimus, nes pas save, tipo, gera tema, gerai pagauta, bet tada, tipo, labai menkas palyginimas. Ir, tipo, bet kas galėtų ten, nu, tipo, tu, va, gera tema, kad Lidlas ir kariuomenė panašiai, bet tada, tipo, nu, tipo, atlygis, okei, tada ten, kad nusižait, nu, va, jau kažkas ten įdomiau ir reikia gal kažkokių tokių dažnesnių, kur, tipo, tokie aštresni, kur tu, tipo, kur tu galėtum sugalvoti, bet kitas žmogus ne. Noriu dar gilesnės kažkokias ten sujungti kažkokį, aš to Ir pasakysiu. ten neatsimenu. Nu, tipo, reikėtų pažiūrėti, bet man to pasako kai kurio tokie vaidybiniai, kur tiesiog kartais nukerta. Nu, va, patiek šiandien iš manęs, nebematysite, aš mirštu. Okay.